Skambinsim mergaitį, kuri pasižymėjo kažkada Faruose. Iš Šiaulių. Rebeka. Žinai, kur būna toksai entuziastingas zavadyla. Jo, viena pasako. Ir dabar darysim. Skambinsim. Man kažkas tai skambino, tai aš atmečiau, nes neskambinkit dabar. Gerai, mes tiesiog iš kitos pusės prieisim prie jos. Šiaip tai filmukė labai gera. O nesam skambinę? Alio? Labas vakaras. Alio? Labas vakaras. Labas. Jums skambina Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Tyrimo agentūros. Ar galėčiau užduoti keletą klausimų? Kaip? Nesupratau. Ar jūs galite nueiti į kokią nors ramesnę vietą, nes noriu su jumis pasikalbėti. Čia Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Tyrimo agentūros. Baltic ko? Baltic Tyrimų agentūros. Nu, Labai malonu. Į kokį miestą mes paskambinam? Šiaulius. Šiaulius. Aš užduosiu keletą klausimų, po kiekvieno klausimo tiesiog bus tarpas, kuomet aš užsirašysiu jūsų atsakymą. Todėl prašau palaukti. Aš kaip suprantu, paskambinau iš šauniai merginai, ar ne? Ar jūs studijuojat? Taip, ačiū Jums labai, dabar sakykite, jeigu aš Jums galėčiau. Alio, girdit mane? Ar jūs studijuojat, klausiu, ar mokotės mokykloje? Aha. Kas, aha? Aš nesupratau, kokį čia reikalą skambina. Aš sakau, kad tai yra Baltic Tyrimo agentūra ir noriu užduoti keletą klausimų, į kuriuos jūs turite atsakyti. Laiko skambinti reikia. Tai yra vėlyvoji. Palaukit man tai. Ką sakot? Tai yra vėlyvoji apklausa, kuri atliekama nuo 8 iki 10 vakaro. Čia jau kokie išdurėt, ne? Ar jūs galite man atsakyti klausimą? Galiu. Ar jūs esat moksleivė ar studentė? Aš studijuoju. Parašom. Gerai, sekundę. Klausimą, kaip Jūs manote, Petras Gražulis yra gėjus, rastas ar debilas? Jūs studijuojate, kokią specialybę jūs studijuojate? Filologija ir komunikacija. Filologija ir komunikacija. Ar jūs suprantate, ką jūs studijuojate? Na. Kelintam kurse? Fuksė. Fuksė, tai reiškia pirmą kursę. Ką manote apie Dalios Grybauskaitės ateivišką šukuoseną? Supratau. Ar jūs esate grina šiaulietė, ar tiesiog įstojate iš Šiaulių universitetą? Kada esate patekusi į Šiaulių. Šiaulių, ar ne? Baigėte gimnaziją ar vidurinę? Gimnazija. Gimnazija. Skersmens vamzdis tiktų į jūsų išangę. Jūs labai linksas žmogus. Labai. Tai galima tęsti? Dėkui. Atsiprašau? Kaip sakot? Ar galime tęsti? Tai žinoma. Kaip manote, kaip geriausiai sunaikinti palaikus? Gerai. Nebeturit? Kaip sakai? Dėkui Jums labai. Klausimų nebeturit? Turim klausimą. Aš tiesiog laukiu, kol jūs būsit pasiruošusi. Nu, aš pasiruošiu. Kuo geriausia žudyti goblinus? Ar tai būtų Kalba? kuoka, ar tai būtų kardas, ar tai būtų pimpalas? Ar galėčiau sužinoti jūsų vardą? Agnė. Agnė, labai malonu, Agnė. Mano vardas yra Evaldas. Aha. Supratau. Ar dažnai jūs būnate Facebook'e ir kiek valandų praleidžiate jame? Kaip sakot? Ar dažnai būnate Facebook'e ir daug valandų praleidžiate jame? Kas čia? Ar manote, kad senelis Šaltis ir Gendalfas yra vienas ir tas pats žmogus? Kas? Aš klausiu, ar jūs būnat Facebook'e? Manai. Kiek valandų per dieną? 5 minutės. Tai manote, ar G&G sindikato vyrai yra negrai? Nežinau, nesu girdėjęs, su kom... Atsiprašau, į ką jūs atsakinėjate, aš dar neuždaviau klausimo. Kurį? Jūs gal girdite mano kolegą, kuris šalia sėdi. Tai klausykite manęs. Ar tiesa, kad Madonna yra Norim daug garso, daug šviesų. Kabutą šiauriai faina. Va taip. Nu, labas vakaras, Rebeka, tuomet. Labas vakaras, Rebeka. Labas. O tu Rebeka? Rebeka. Ai, Rebeka, O kai tu girta Faruose tenais šlaisteisi, tai tavo tėvai matė ar ne? Matė, ką padarysi. Ir ką sakė? O, šauni dukrytė. Nu, taip kartu pačiu. Džiaugiasi? Nu. O dabar ką reikia? Dabar irgi girdžiu, kad kažką linksmai savo. Aš irgi mes girdžiu. Ir
Per vieną ir per kitą ausį. Aš klausiu, ar dabar tu aukštai? Klausau Zip FM dabar, jeigu ką. Nu, supratau, bet sakau, ar tu aukštai dabar? Nes juokas toks smagus tavo. Mama, tai sako, draugai, neberūkyk. Tai čia tau. Gerai, Rebeka, iki. Ate.